Labas, šiandien bus labai įdomi diena. Greitų metų atvažiuos pas mane svečių ir daug labai. Ir padarysim tokią įdomią akciją. Valandą laiko dirbs, nežinau, 10 minučių atvažiuoja būro chebra, oreiviai ir nei vieno nepažįstu iš jų, išskyrus Eugenijų. Tai jie labai norėjo pas mane atvažiuoti ir kas yra žiauriai faina, tai vat šypsena taip nedingsta iš veido, nes smagu, kai žmonės turi norą, nori susipažinti, aš irgi noriu susipažinti, pabendrauti. Sakė, valandą laiko dirbs, tokį kaip challenge padarysim, pažiūrėsim, kiek įmanoma per tą laiką padaryti. Ir aš suruošęs laukia darbus, nes labai geras oras. Snygi, ateik čia. Snygi, ateik čia. Snygi. Labas. Nerijus. Povilas. Malonu. Aš tikrai neatsiminsiu jūsų vardų. Visai ne. Tik po laiko supratau, kad esu viską nusifilmavęs, visų vardai girdisi, ne visi matosi. Tai sakė, nepažadam, kada atvažiuosim greitų metų, bet kaip supratau, tikimybė yra, tai pažadu kitą kartą mokėti visų vardus. Tikrai ne, bet vis tiek Robertas. Povilas. Marius. Povilas. Sveiki. Lukas. Povilas. Kiek čia jūsų daug? Tai mes tai pažįstam. Tai gerai, aš jūsų ne. Sveik, draugelį. Labas. Gyvas. Gyvas? O, man Sveiki, patinka, kaip padaužai sveiki. per nugarą ir dulkės matos, tai reiškia gerai. Tai mes Va, nepersirengiam. labai gerai. Aš jau suruošęs darbų. Sveikas. Pasiruošę ir mes. Povilas. Jėga. Nu, gerai. Pala, laikrodžio neužsidėjęs, bet Pala, yra balioną. balionas tavo. Šiaip priekaba tai nuo jo. Balionas, nu, tik tai neprisipučia. Nešam nešimo būdų. O, ir atvažiavo, kaip gerai. Snygis turės ką veikti, nes bus kasimo, tai jam biški, kai kasi jam nuneša stogą. Tai dabar bus daug kasimo. Gerai. Tai dabar čia gal pastatom. Kur, sakyk, Va, čia dedam. Po obelim, po vyšnių. Po slyvą, jo. Po slyvą. Labai gerai bus. Taip, statykit. Oi. Šiandien visą dieną išsišiepęs galvoju, atvaryt, galvoju, žiauriai smagu. Nu, va, darbas vyksta. Daug kasimo. Prakišinėja man laidus kabelius, vamzdžius į vidų. Snygi, kas čia vyksta, tiek kasėjų, tau biški smegenys jau pučiasi. Čia gerai, visi yra su stažu. Akmenukai, kaip visada, vaizdelį trukdo. Nu, veiksmo daug. O šitie draugeliai irgi. Kaulą radas? Aš spėju tik tai padavinėti daiktus. Nu, visi kviečiami į pasitarimą. Bet kol nekeli, tai nedidelį. Arba atgal. Tinklą dabar grąžinkit. Paliekit. Ai, šiaip va, turiu senų bėgių. Žiūrėk. Jeigu jų nenorėsi, aš paimsiu. Gerai. Ne, jaučiu nieko iš jų nedarysiu. Tinklą va čia atgal užridenam ir iškelsim. Žiūrėkit, va, šitie. Klausykit, ką Povilas sako. Yra, va, bėgių mažiukų. Galima su jais porą į metus. Nu, jisai jau labai pavargęs, šiaip stiprus. Čia dar mažesni negu siauruko kažkokie. Čia pramoniniai. Jo, čia bus gamyklos kažkokios. Linija. Kabint reikia, kad neišlydėtų.
Laikas! Žiūrėk, nieks neklauso, kokie darbininkai geri. O jūs galėtumėt būti mano geriausi draugai? Galėtume. Nes kol rezultato nepadarom. Nusilpnai. Viskas, istorinis momentas, atidarau parodą. Aš jau viskas atidarinėsiu. Išsišluoju čia jau. Aš dar žinai, ką išlyginsiu biškį kilimą. Ne prie ko dar sienos, bet tai va, jo, va taip. Ir man kilimo apsimata. Va, žiūrėk, čia kaip galima net ir švies įsijungti. O, lala. Pagirūnas. 1, 2, 3. Paėkit, dabar padėkit. Vieno be matų trūksta. Rokė, tu. 3, 2, 1. Angojim. Gerai, neusimės. Gerai. Ir paskutinis. Nenešu prie pat sienos, aš dar čia turėsiu ir nuskautinėt, kas 1, 2, 3. Kopiškai pinešam. Arba žiūrėk, šitą kraštą dar čia padedam. O dabar va taip ir lieka čia, ne? Jo, nulokavau jau. Ir tai bus. Nu ką, ačiū labai. Tai aš nebuvau tada. Tai buvo tik skamžiukas. Darbai baigti. Nu, nuveikėt ką nors šiandien? Nieko. Aš vėliau. Mes didelį nieko neveikėjai. Jūs išvažiuosit, aš tada viską detalę aprodysiu ir skaičiuosiu, kiek būtų kainavę prakaito. Valandų. Valanda tai tik viena buvo. Bet žmonių kiek? Va. Nesuskaičiuotina. Aš realiai iki tiek jau nebemoku skaičiuoti. Nu ką, ačiū. Iki. Viso. Ačiū tau. Viso. Ačiū jums. Iki. Malonu. Atsimenu tik tai 2 vardus. Arrivederci. Iki malonu. Nu, dar daugiau žodžių girdėjau, norėsiu pasakyti. Iki. O dabar galėsiu per video suskaičiuoti, kiek čia buvo jūs. Na. Tai jūs irgi jau varot. Eismo tokio nėra buvę pas mus kaime. Laimingai. Ir atvyko mūsų naujas augintinis, ši gražuolė. Tai kaip jinai sukosi iki šiol, galit pamatyti YouTube kanale Būro kiemas Vila Gladiolė. Tai ačiū Eugenijau tau už maišyklę, ačiū už Hebrą, kurį atvarė čia iš tavęs, nes jie darbavosi savaitgalį pas Eugenijų. Ir tada prieš išvažiuodami į Vilnių, ar grįždami į Kulmenus, atvažiavo pas mane. Tai maišyklė sukosi netoliese ilgą laiką, dabar suksis čia. Kol kas jai neturiu kosmiškai daug darbo, bet įsisuks jinai, nes dabar reikia iš tikrųjų greitai artėjęs visų baldų ir visko etapas. Tai va, o dirbom iš tikrųjų 1:15 minučių, planas buvo valandą, bet niekaip nesustojo dirbti, bet padarė tai žiauriai daug. Turėjau tokių darbų, kur galvoju, nežinau, kada prieisiu prie jų, nes čia ekskavatorius viską prakasė, bet po namu prasikasti, pro dirbtuvėm reikėjo pačiam. Tai šitas, pavyzdžiui, prasikasimas man netrodė kažkoks tai big deal, nes atrodo, ką čia, prasikasi pro apačią.
bet viduj buvo belė kokie akmenys. Ir vamzdis prakištas, vandentekis, tada šičia akmuo buvo štai šis, išritintas, prakasta, išmuštas tas akmuo, kanalizacijai prasivest, bus vietelė. Čia buvo tokie gan nemaži akmenys, išbetonuota dar, tai visur yra jau pramušta, praleista. Tada čia, nežinau, panašu, čia nieko nedarė, nieko nėra, nieko nesimato, bet, va, įrankiai. Turiu, jeigu norit kas pakast, kastuvų turiu pakankamai. O iš tiesų buvo kabelis pramestas. Kabelis elektrai, įvadas į dirbtuvės buvo čia pramestas. Ir dar pratęsėm čia jau užkasę, nes vamzdžio nebuvo. Vamzdis kažkur va ten buvo pasibaigę. Dabar čia turim jau sudėtą nuotekų vamzdyną. Čia turim dar vieną išsišakojimą ir vanduo pravestas. Žodžiu, tai ačiū dar kartą jums, ačiū labai. Sunku pasakyti iš tikrųjų, kaip yra malonu, kai žmonės tiesiog nori atvažiuoti dirbti ir dirba ir su šypsenom. Ir toks buvo jausmas, kad aš jos pažįstu jau seniai, labai smagiai bendraujasi, labai faini žmonės. Tai labai džiaugiuosi ir pats lakščiau nešiojau įrankius. Tai tą, tai aną, tai šviesą, tai kuvaldą, tai lauštuvą. Tai toksai, tokiom dienom niekada nepadarai pats asmeniškai kažkokio tai daug darbo, bet jo daug įvyksta. Tai žiauriai mėgstu iš tikrųjų talkas ir man dabar čia kilo mintis, prisiminiau vieną pokalbį su draugu. Ai, palaukit, kokį pokalbį? Dargi. Atsirado daikčiuks. Man paskambino jau, kad atvažiuoja. Ir aš galvoju, reiks pianiną pernešti, reikia kiliminę dangą išsitempt. Tai kadangi čia yra mažiau negu pusvalandis kelio, tai bėgau. Išsimečiau kiliminę dangą. Aišku, ar su batais ar ne su batais, bet kilimą panašu išpurvinsiu vis tiek. Įnešėm pianiną. Tai nepastačiau vietą, nes reiks dar šiek tiek prisipjauti kilimą, bet va, turim. Aš nemoku groti, yra kas mokinasi, tai štai turim instrumentą namuose ir žiauriai džiaugiuosi, kad išsilyginau grindis, nes be to būtų ragas. Tai atsisėsiu šiame gražiame vaizde ir ta mintis, kur kažkada kalbėjau su draugu, apie talkas kalbėjom, kad kažkaip ten jis irgi statosi namas, kur kvietiesi, kažkas mane pasikvies, nes mes irgi esam linkę atvažiuoti, nors ir patys turim belietiek reikalų, bet jeigu patys kviečiamės, reiškia ir patys važiuojam ir norim padėti, nėra taip, kad ten pasikvietė, žinai, nuvarau pas kažką, tada sakau, davai jau tu varyk pas mane, nes aš pas tave buvau. Tai ne dėl to iš tikrųjų kviečiuosi. Tai kalbėjom apie talkas. Sako, žinai, kad čia nelegalus darbas yra. Tai man nebuvo apie tai iš tikrųjų pagalvojęs, kad čia yra nelegali darbo jėga. Ir šiaip juokinga, nežinau, aš visiškai įstatymų, bet gal kažkas esat susidūrę, kaip yra traktuojama talka. Atvažiuoja pas tave, čia netgi buvo, iki šiandienos man buvo nepažįstami žmonės. Tai čia, tarkim, gali VMI prisikabinti ir gauti baudą aš galiu už tokį dalyką, nes iš esmės tada pagalvojus, kad aš pats savo tvarkausi namą, pats restauruojasi, irgi yra nelegalus darbas, nes iš esmės aš turėčiau samdyti statybininkus, jie tada išrašo sąskaitas, jie susimoka mokesčius, visi susimoka mokesčius, nes dabar įvyksta šitas dalykas visiškai be mokesčių ir tai turėtų būti nelegalu turbūt. Tai vat nežinau, kokios čia yra taisyklės, bet
Bet šiaip juokinga, jeigu apmokestint tokį dalyką turėtų, nes tada iš viso kažkoks man žmogiškumas dingsta. Tai va, o apie talkas, tai esu irgi nekartą kalbėjęs draugais, kad aš iš esmės kviečiu į talką netgi žmonės, netgi draugus, su kurių žiauriai seniai nemačiau, kurie, ten nežinau, netrašo kelis kartus, jeigu kažką parašai. Tai vat, galvoju, kad tai yra gera galimybė. Tarkim, mes išsikėlėm iš Vilniaus į kaimą, tikrai žinau, yra žmonių, su kuriais dar kažkiek bendraudavai, susitikdavai tyčia, netyčia Vilniui, bet tikrai bus tokių žmonių, su kuriais mes nebepasimatysim. Ir aš juos kviečiu visada į tokius dalykus kaip talka, nes tai yra galimybė bendrauti, tai yra galimybė pratęsti santykį, tai galimybė yra nuveikti kažką naudingo ir prasmingo, ir pabendrauti, ir tas man bendravimas, dirbant darbą, jis toksai visiškai kitoks yra. Ir tai žodžiu, tai aš tikrai būna kviečiu, kurie, na žinai, gal kažkas galvoja, vėl šitas rašinėje nori naudos ar dar kažko. Tai taip, yra nauda fizinė ir dažnai būna taip, kad tiesiog aš kviesdamas draugus į talką arba atvažiavus pas mus mes irgi einam dirbti, nes man atrodo, kai tu turi draugų, tai tu daliniesi su jais tuo, kuo tu gyveni. Aš gyvenu dabar vien aplink čia. Realiai visas nėra tokio dalyko kaip laisvalaikis, tiesiog būni čia darai, čia nėra kažkokia kančia, tiesiog toks dabar mūsų pasirinkimas. Tai aš manau, kad toks yra tas visas procesas, kad jeigu mes esam draugai, tai reiškia, mes, tarkim, tu esi pas mane, mes esam apie tai, kuo aš gyvenu, mes einam dirbti. Tai kai mes čia viską įsirengsim ir turėsim visas sąlygas ir bus kur atsisėsti viduje ir tai taip, mes tada galėsim pasikviesti žmonių tiesiog pabūti svečius. Aišku, taip irgi būna pas mus ypač vasarą, bet šiaip galvojant apie tai, kad aš važiuodamas pas žmonės, pas kuriuos yra ką veikti, ką daryti, atvažiuojam, sakau, varom kažką nuveiksim. Tai jo, tokios mintis ir aš manau, kad mes turim vieni kitus taip palaikyti ir manau tik taip pasidarys dalykai, tik taip tokie bus stiprus santykiai. Kai mes būdavom Vilniui, tai labai mėgdavom pažiūrėti, kaip oro balionai kyla. Jie visi yra oreiviai, Hot Airlines jų klubas yra, tai mes mėgdavom labai pažiūrėti, kaip kyla balionai, kai gyvenom Vilniui. Tai buvo mūsų didelė pramoga, tai aš manau, kai mes būsim Vilniui, mes bandysim susišaudyti, kada ten kas vyksta ir galbūt juos sutiksim tenais. Žiūrėdami, kaip jie kyla, nes vaikams tai būdavo labai didelė pramoga, mums taip pat labai įdomu, smagu, tai žiauriai. Mes su Monika iš tikrųjų per vestuvės gavom dovaną skrydį oro balionu, nes mano kiti draugai yra iš žodžiu, nu irgi jų pažįstami iš kitų klubų. Tai va, smagu, šiaip žiauriai gera diena, dabar tiesiog atrodo, kad tiesiog galėčiau eiti pasėdėti, nieko neveikti, nes jau kaip ir nemažai nuveikta, bet eisiu dar daryti dalykų. Kai gerai čia ta erdvė atsidarė, žiauriai smagiai, padidėjo viskas iš kosmosas. Tik tai yra problemėlė, čia nulupau tą plėvę. Sakau, nebereiks, pranešėm pianiną, o man reikia dar papjaustyti šiek tiek kaminą. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Snygiai, žinom, miega po pečium. Nusiminęs kažkoks tai. Kaip jauties nebūti? Prisidūkai šiandien, pavargai, akis pilnos žemių. Į savo vietą. Pirkau visokių detalių. Čia yra kondensovkės išbėgimo vieta iš kamino. Ir. Dabar aš pabandysiu ją sujungti taip, kad man jisai išbėgtų čia. O čia išeis per kaminą, žemyn, turi čia nusileisti ir tada čia pasijungti. Čia va pajungsim šitokį.
Įdėsim trišakį, čia bus voniai. Ups, atsiprašau. Nu, čia ir šilta darbuotis. Taip, jeigu šitaip išeis, tada mes statom tokį pasiėmiau. Keičiamo kampo galas kažkoks įdomus. Pamastymui toks kviziukas. Nu, išgelbėjo mane šitas antgalis, bulgarkės. Žiauriai geras daiktas, aš jau jį daug kartų naudojau. Labai gerai nusiurbė visas dulkės. Tai čia praktiškai jau nebuvo nuo perfo, tik tai šitas nekiek neišmetė. Tai reikia susidėlioti tą vamsduką ir bus gera. Nu va, kažkaip tai bus. Šitas ateina, čia reiks turbūt 30 laipsnių kampo. Čia buvau pasimatavęs, kur turėtų stovėti rapas, tai čia greičiausiai per 40-duką panginėsim. Ir čia čiuk. Vonios dar neturiu, sifoną turiu, tai kol kas čia nieko nekeisiu. Kai turėsim vonę, matysis, kur viskas atsistos, nes kaip ir pagal brėžinį pasižiūrėjau, bet kol kas neaišku. Tai dabar viską taip palieku ir varau tvarkytis. Basas jau vaikšto po kilimą. Fantastika. Namuose gali vaikščioti be batų. Nu, vienoj dalykai šiuo metu. Tvarkaisi, tai to aš parodysiu, kas yra tikroji tvarka. Va mano tvarka. Va. Puikiausiai viskas. Tik įdomu tas, kad praktiškai viską randu, ko reikia. Nes žinau, kur guli. Tai va taip atrodo iš tikrųjų, kai filmuoji, tai kamera būna nusukta į vieną pusę, tai gali net nerodyti tokių dalykų. Ir tas yra dalykas, kad kažkas tai kažką kai daro, kai filmuoja, kažko nerodo, tada mes susidarom įspūdį. Bet iš esmės ne visada tas yra tiesa, tai ir aš ne viską rodau. Ne viską turbūt reikia rodyti, bet tiesiog norėjau
parodyti, kaip atrodo tvarka iš tikrųjų. Ir apie kilimus galvojau išties kitoj patalpoj kilimą, tai reiškia visus daiktus išnešti iš tenais, išsiurbti, išsivalyti, nusimesti kilimus, kad jie jau išsilygintų, nes jie yra labai susigarankščiavę. Va čia yra mano kilimai, 2 gabalai tai didysis kambarys, mažasis gabalas, o ten yra didysis. Kilimą aš esu gavęs dar tada, kai dirbau filmavimų srity, mes ruošiam setą vienai šviestuvų reklamai. Believe me, through your eyes I see the moon, like a flame you light my spirit. Ir liko šitas kilimas, aš nesu atsakingas už medžiagas, už dar kažką, tai bet sakau, žinai, mielai aš jį paimčiau ir būdavo ten gali ar nusipirkti pigiai, ar dar kažką, tai man tiesiog atidavė, padovanojo štai šį nuostabų kilimuką. Ir tada Roko ir Daumanto buvo užduotis pati pirma išsinešti tuos kilimus į lauką ir išmatuoti. Tada išsimatuoti kambarius ir suplanuoti, kaip geriausiai jie sutilptų, kad užtektų visiems kambariams ir viskas, žodžiu, būtų gerai. Tai čia apie tą patį legalią ar nelegalią darbo jėgą, kaip samdai žmonės. Tai jie viską išsimatavo, pasidarė kompe brėžinį, tada susimodeliavo, dėjo skirtingai, kaip galima išdėlioti, manęs klausė, kaip bus baldai, kaip kas geriausiai. Ir čia yra, kai žmonės atlieka darbą iš širdies ir ko dažnai nerasi, kai samdai žmonės. Kaip tik šiandien kalbėjau su draugu, jis irgi mūrijosi kaminą, samdė, kad jam pamūrytų kaminą, labai panašų kaip mano. Nu ir sako, na žinai, pats būčiau gražiau pasidaręs. Tai vėl toksai dalykas, kur jam kaip ir dzin gal. Tai tam žmogui, kuris darė, tai čia yra amžina dilema. Ar samdyt, ar daryt pačiam, ar dar kažkaip. Tai va, aš labai džiaugiuosi, kai prisijungia draugai ir iš idėjos atvažiuoja, prisideda, prisijima tą darbą taip padaryti normaliai. Ir žiauriai smagu. Tai dabar, žodžiu, aš turiu va sužymėtus, jie padarė brėžinį kompę, kaip mes jau pasitvirtinom, sužymėjo šituos ir man atsiuntė brėžinį, jo nuotrauką. Ir dabar aš ją turiu, tai rytoj vat realiai aš atsidarysiu jį, žiūrėsiu kur čia kuris, tik išsidėlioju, atsipjaustau ten kampus, kur reikia ir viskas. Tai žiauriai smagu ir va. Tai turėjau idėją dar šiandien išklotus kilimus, bet iš tikrųjų nebeturiu smarvės visai. Tai reikia eit miegoti. Rytoj dar turiu vieną dieną iki atsikelimo čia. Tai ir ką veikti. Bus rytoj įdomi dienelė. Ate.